Taigi dar kartą sveiki, su kuo nepasisveikinome. Ir šiandien norėčiau su jumis pasidalinti iš Žydams laiško 12 skyriaus 4 eilutės, nuo 1 iki 4 eilutės. Ir čia kalba eina apie lenktynės, apie bėgimą, 12 skyrius, ir paskaitykime tą tekstą ir tada kažkaip pasižiūrėkime, ką jis mums šiandien iš tikrųjų kalba ir kur jis mus veda. Nuo 1 eilutės 12 skyriaus sako, todėl ir mes tokio didelio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visus apsunkinimus bei lengvai apraizgančią nuodėmę ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų. Jis vietoj savo priderančio džiaugsmo, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešiškumą, kad nepailstumėte ir nesuglebtumėte savo sielomis. Jums dar neteko priešintis iki kraujų, kovojant su nuodėme. Taigi, tai yra padrąsinimas mums visiems. Tai yra padrąsinimas iš tikrųjų. Ir čia būtent autorius ir sakoma, kasgi parašė Žydams laišką. Kasgi jį parašė. Kažkur skaitydamas tu matai Pauliaus braižą, ane, toks, ir yra ta nuomonė, kad galbūt Paulius parašė šį laišką, bet jis toks biški ir kitoks, todėl sako, ne, greičiausiai ne Paulius, kažkas kitas, bet jis puikus. Jis puikus iš tikrųjų, jis kalba kaip ir visas šventas raštas, taip ir Žydams laiškas iš tikrųjų, jis kalba mums, jis yra aktualus iš tikrųjų, pastiprina mus. Ir čia būtent autorius jisai kalba, kad iš tikrųjų mūsų tikėjimo gyvenimas, jis yra prilyginamas bėgimui arba lenktynėms. Ne? Prilyginamas būtent lenktynėms. Ir iš tikrųjų kiekvienas tikintis žmogus, kuris pažino viešpatį, kuris iš tikrųjų atėjo pas viešpatį, jis tarsi pastatomas būtent į tą bėgimo takelį. Ne? Bėgimo takelį, čia mes, jeigu atkreipė dėmesį, yra tokia, reiškia, toks mažas niuansas, sako, kad sako, bėkime mums paskirtose lenktynėse. Taigi, tau ir man yra paskirtos lenktynės. Jos yra paskirtos, tas takelis yra tavo takelis. Ne? Jis yra tavo takelis, yra mano takelis. Iš esmės, jie yra panašus, tie takeliai. Ne? Jie yra panašus, bet ne visiškai panašus. Ir skirtingi iš tikrųjų. Ir skirtingi, mes žinome, kad kiekvienas iš mūsų, žiūrėk, mes turim ir daug panašumo, ne? Daug panašumo, kada Paulius Petras rašo savo laišką, jisai sako, reiškia, jeigu jūs degina ugnis, išbandymų ugnis, sako, nesistebėkite, nes visiems tikintiems, visam pasauliu taip atsitinka. Visiems taip atsitinka, vadinasi, visi mes turim panašumą. Tas iš tikrųjų bėgimo takelis, jis yra panašus. Jis yra panašus, bet iš kitos pusės yra ir skirtingas. Ne? Jis yra ir skirtingas ir žiūrėk, iš tiesų kartais, reiškia, atrodo, to žmogaus gyvenime viskas gražu. Tikinčio žmogaus, brolio mano ar sesers gyvenime viskas atrodytų gražu, gerai, o mano gyvenime kažko tų išbandymų labai daug yra.
ir jie nesibaigia galbūt, ne? Ir panašiai iš tiesų. Taigi iš vienos pusės ir iš tikrųjų, kaip sakyti, ir panašus, ir tas mūsų bėgimas, jis yra, reiškia, panašus į mūsų brolių ir sesių, bet iš kitos pusės iš tikrųjų jis yra ir skirtingas, ne? Jis yra ir skirtingas. Ir iš tikrųjų Viešpats, jisai pažįsta tave. Dievas pažįsta tave ir žino, kokiam takelyje tu geriausiai prabėgsi. Ne? Žiūrėk, vienas takelis, jis gali būti su nemažai kliučių, ne? Barjerų kažkokių, ne, sakykime. Kitas takelis, jis gali būti toks tiesesnis, mažiau kliučių ir panašiai. Ne? Tai Viešpats pažįsta tave. Jis pažįsta tave iš tikrųjų. Ir žiūrėk, kada Paulius, jisai liudija apie save, sako Viešpats, jis taip liudija apie save, sako Viešpats būtent norėjo per mane apreikšti visą kantrybę. Mes žinome, kad Paulius, jisai kaip Dievo tarnas, jis daug iškentėjo, jis žiauriai daug iškentėjo. Kai tu skaitai korintiečiams ar romiečiams laiškus, tu matai, kai jisai būtent liudija, sako, daug kartų buvau pavojuose, reiškia, ir laivas skendo, ir užpuolė mane piratai, ta prasme kažkas ir užpuolė, ir arti mirties buvau, ir kirčių gavau daug, ir žodžiu, visko ten buvo daug. Visko ten buvo daug, bet Paulius liudija, sako, Viešpats per mane norėjo būtent apreikšti savo būtent tą, reiškia, ištvermę, ane, ir, reiškia, skyrė man šitą kelią. Skyrė, ne visiems mums tas kelias, kaip yra identiškas vieno ir kito žmogaus. Vieno gyvenime gali būti jis vienoks, kito gyvenime jis gali būti šiek tiek kitoks. Bet tai yra tavo kelias. Tai yra tavo kelias iš tikrųjų. Ir kito žmogaus gyvenimo, kaip jis tave beįkvėptų, tu nenugyvensi. Tu nugyvensi savo gyvenimą su Viešpačiu. Ane? Tu jį nugyvensi su Viešpačiu iš tikrųjų. Tiek, kiek Viešpats jisai duoda malonės, tiek tu gali toje malonėje ir tarnauti. Arba kitaip sakant, bėgti iš tikrųjų tose lenktynėse. Bėgti tose lenktynėse. Bet šiandien galbūt mes daugiau pakalbėsim apie panašumus mūsų būtent tam tose lenktynėse iš tikrųjų. Panašumus, kas mums visiems tinka, tai yra bendri dalykai iš tikrųjų. Bendri dalykai. Taigi, pasižiūrėkime, kas čia būtent, kas yra pasakoma, ne? Sako, bėkime didelio debesies liudytojų apsupti šitose lenktynėse. Tai iš tikrųjų, tai kalbama, kad jau kažkas baigė bėgimą, ne? Kartos gyvenusios prieš mus, tiek Paulius apaštalas, tiek kiti, jie bėgimą baigė. Jie bėgimą baigė. Ir šiandien jie serga už tave. Kad tau pasisektų, kad tu prabėgtum būtent taip pat šitą bėgimą, kad tu jį prabėgtum iš tikrųjų. Bet tam, kad prabėgtume šitą bėgimą, ne, kiekvienas iš mūsų, tikintis žmogus, brolis, sesė, kad prabėgtume šitą bėgimą, mums reikalingi tam tikri dalykai, ne? Vat, apie kuriuos čia raštas ir kalba. Taigi sako, žiūrėkime, nusimeskime visus apsunkinimus. Ne? Nusimeskime visus apsunkinimus iš tikrųjų. Nes jeigu aš apsunkęs, ne? Kažkas mane apsunkina, aš nenubėgsiu toli, ne? Aš greit pavargsiu, mane tai išsekins, ne? Tie sunkumai. Su sunkumais bėgti sunku, o ypač
kaip sakyti, ilgą distanciją. Ne? Žmonės, kurie ten, žiūrėk, treniruojasi, galbūt jie dedasi tuos svarmenis, reiškia, kad su svarmenim jiems sunku bėgti ir jau tada varžybose jie tokį jėgų antplūdį galbūt jaučia, ne, nusijima tos apsunkinimus ir bėga, kiek įstengia. Reiškia. Bet, čia žodis sako, nusimeskime tuos apsunkinimus iš tikrųjų. Kas yra tie apsunkinimai? Kas yra tie apsunkinimai iš tikrųjų? Toliau mes skaitome ir apie, sako, apraizgančią nuodėmę, bet aš galbūt biškai išskirčiau šitos dalykus. Apsunkinimas tai yra iš tikrųjų, reiškia, kai viešpats mus šaukia, ne, kai viešpats mus kviečia sekti juo, ne, visada mes turime kažką tai palikti. Niekada taip nebūna, kad žmogui nieko nereiktų palikti. Iš tikrųjų mes apsunkę daugelio dalykų būname, ne? Apsunkę daugelio dalykų. Ir viešpats mus kviečia, sako, sek paskui mane. Mato 19 skyriuje jaunuoliui viešpats sako, sek paskui mane, ne? Sek paskui mane. Ir jaunuolis labai gražiai kalbėjo tenai. Sako, aš myliu Dievą, aš laikausi, reiškia, kaip esu išmokytas, žodžiu, viskas kaip ir neblogai su manim turėtų būti. Bet ką viešpats pasakė jam? Sako, eik, parduok, ką turi, padalink vargšams ir sako, tada ateik ir sek paskui mane. Ir sako, jaunuolis nuliūdo. Jis nuliūdo, nes jo širdis buvo prisirišusi prie tų apsunkinimų, ne? Prisirišusi prie apsunkinimų. Ir tie apsunkinimai visiškai net neleido jam atsistoti tą bėgimo takelį. Jis išsigando jų. Ir sako, ne. Ir tada sako, mokiniai, sako, viešpatie, tai kas gali būti išgelbėtas? Kadangi jau tokie reikalavimai tavo, kas gali būti išgelbėtas. Ir Jėzus sako, kas žmonėms neįmanoma, Dievui įmanoma yra. Dievas padaro, kai mes leidžiame jam tai daryti. Svarbiausias mūsų uždavinys - leisti Dievui tai daryti. Leisti jam tai daryti. Patys mes nepadarysime to. Ne? Ir kai tu galvoji, oi, sunku, tai ne mano jėgom, aš iš vis to nesugebėsiu, negalėsiu. Leisk jam tai daryti. Jis padarys, jeigu aš leisiu jam. Jeigu aš jam leisiu ir sakysiu, viešpatie, taip, man tai per sunku, bet tu tai gali. Tu tai gali. Ir mes leidžiame viešpačiuje, ne? Leidžiame, bet reikia kažkokius apsunkinimus palikti. Reikia nusimesti kažkokius apsunkinimus. Ir tų apsunkinimų gali būti daugelis dalykų. Daugelis dalykų iš tikrųjų. Ir tai, ką mes ateina laikas ir kažkaip gyvent su Dievu, tu supranti, kad tam tikrus dalykus kažkaip, viešpats liudija, kad turi palikti, ne? Turi juos palikti. Ir tu klausai, gal, neturiu omeny, kad šiandien, bet šiaip, klausai galbūt pamokslą, vieną, antrą, ir galbūt nieks negirdi tos žinios, bet tu ypatingai ją girdi. Tu ją ypatingai girdi, nes viešpats liudija tau, kad tu turi eiti šituo keliu. Tu turi kažką tai palikti iš ties, kad jis galėtų pripildyti savimi tavo gyvenimą, ne? Kad jis galėtų iš tikrųjų vesti tave, vestis, šaukia mus iš ties. Sako, beldžiasi prie mūsų širdies durų. Ir sako, ir kas atidarys man, aš užeisiu ir vakarieniausiu. Ir tai mes dažnai kalbam kaip tokia gali būti kaip evangelizacinė kalba, ne, žmonėms.
Bet tai ir tikintiems žmonėms apreiškimo knygoje būtent kalbama tikinčiam žmogui, bažnyčiai kalbama, sako, aš stoviu ir beldžiu. Ir beldžiu, ir tu vis girdi, vis girdi kažką, ne? Vis girdi. Ir sako, jei atidarysi duris, aš užeisiu, bet tu gali ir netidaryti jų, ne? Ir tada tą beldimą vėl girdi ir nerimsta tavo siela. dėl to nerimsta, bet įsileidi Viešpatį, atveri jam savo širdies duris, jisai užeina. Jis užeina iš tikrųjų, jis kaip dažnai, kaip atrodytų Viešpats visagalis, jisgi mūsų sukūrė, atrodytų, ne, jis jau turi visas teisės į mus. Bet jis gerbė tavo laisvę. Jis gerbė tavo laisvę, jis neteina į tavo gyvenimą, žinai, kaip kartais gal būna išimčių. Bet, žinai, toks kaip uraganas įsisuka ir tu galvoji, kodėl čia taip įvyko, aš visai to nenorėjau ir panašiai. Bet dažniausiai būna, kad tu išgirsti tą beldimą ir sakai, Viešpatie, ateik. Ne? Atidarai duris ir sakai, prašom, užeikite. Ir Viešpats ateina iš tikrųjų. Taip ir čia būtent kalbama, kad išties tie apsunkinimai, kuriuos mes turime juos palikti, mes turime juos nusimesti, kad tai netrukdytų mums bėgti tame bėgime. Nes jie kitų atveju jie mums žiauriai trukdys. Aš atsimenu, kai sakau, čia tas labai mūsų galbūt tinka, kai žmogus įtiki, kai ta vertybių visa sistema mes turėjom vienokią, ateina Viešpats ir viskas keičiasi. Visa vertybių sistema pradeda keistis. Ir aš atsimenu, iš tikrųjų turėjau daug draugų. Nes, reiškia, ir kai aš įtikėjau, aišku, per draugą aš ir įtikėjau, vienas draugas mane, reiškia, atsivežė į bažnyčią, bet, reiškia, po to jau, kai įtikėjau, aš ėjau pas draugus ir taip norėjau, kad jie atsiverstų visi. Ir kai kurie iš jų atvažiavo į bažnyčią, aš juos nusivežiau, kažkas išsigando, kažkas įtikėjo ir ten buvo įvairiai. Ne? Bet atėjo laikas ir aš supratau, kad aš turiu tiesiog palikti tą seną gvardiją. Tiesiog palikti, nes kitų atveju, aš negalėsiu galbūt, reiškia, iš tikrųjų bėgti taip, kaip aš turėčiau bėgti tose lenktynėse, bėgti tame bėgime. Be abejo, kad jie mane kviečia kitokį gyvenimą gyventi. Reiškia, bet ir Viešpats mane šaukia. Ir čia yra toks dalykas, kad ko man klausytis, ką man pasirinkti iš tikrųjų, ką man pasilikti, o ką man reikia palikti. Ką man reikia palikti išties. Ir tai yra kiekvieno tikinčio gyvenime. Kiekvieno. Nei vienas iš tikrųjų neįeis į Dievo karalystę, nepalikdamas kažko. Ne? Jeigu ir galbūt iš karto vieni mes, žiūrėk, įtikime, labai radikaliai atsiverčiame. Ne? Būna žmogus, jis pirmą dieną jis atsivertė ir jis puikiai žino, kad jis Dievo vaikas. Žiūrėk, kitas žmogus galbūt, iš tikrųjų, jisai tai suvokia per pusę metų kokių, žinai, reiškia, jį pramuša kažkokioj vietoj. Ir sako, dabar aš žinau. O kitas sako, aš jau žinojau nuo pirmos dienos. Tai yra skirtingai, mes vėlgi, kaip sakyti, negalime pagal vieną, taip, jeigu tu tai neįvyko, vadinasi, tu gal iš vis Viešpaties nepažįsti ar panašiai. Dievas mato, per ką mus galima paimti, ne?
kaip iš tikrųjų mus patraukti ir kas veikia mūsų gyvenime. Ne? Bet iš principo vėliau ar anksčiau kiekvienas iš mūsų mes paliekame tam tikrus dalykus. Ne? Mes juos paliekame kaip apsunkinimus, kurie mums trukdo bėgti. Ne? Trukdo bėgti. Tai mūsų gali būti daug šitoj vietoj. Kaip minėjau, kažkam tai turtas gali būti, ne? Kaip tam jaunuoliui. Kažkam galbūt kompanijos, reiškia, senos kompanijos, seni draugai gali būti, ne? Kažkam vėl kiti dalykai, ne? Kažkokie prisirišimai, bet iš esmės visa tai iš tikrųjų trukdys, jei mes nepaliekame, mums trukdys bėgti tose lenktynėse. Taip taps kliūtimis. Ne? Kaip Viešpats kalbėjo Izraelio tautai. Sako, jūs iš tikrųjų izraelitams, sako, imkite žmonas iš Izraelio. Reiškia, nesigiminiuokite su kitataučiais. Kodėl? Kodėl? Ne dėl to, kad jų odos spalva kitokia, ar akis biški siauresnės, ar platesnės. Bet sako, dėl to, kad jie jūsų netitrauktų nuo Viešpaties, kad netaptų jums erškėčiais, kad netaptų jums suklupimu, reiškia, tarnauti Viešpačiui. Ne? Tarnauti Viešpačiui. Tai buvo, ta prasme, Viešpaties toks, kaip sakyt, kvietimas Izraelio tautai. Ir mūsų gyvenime yra dalykai iš tikrųjų, jei mes jų nepaliksime, jie mums trukdys vėl ir vėl. Ne? Vėl ir vėl. Ir greičiausiai praeis nemažai laiko ir vis tiek tu suprasi, kad Viešpatie, visgi aš turiu palikti tuos dalykus, kad sekčiau tavimi, kad bėgčiau tose lenktynėse. Žiūrėkime, kitas momentas, tai labai panašu, bet galim šiek tiek jos išskirti. Sako, palikite apsunkinimus ir, sako, lengvai apraizgančią nuodėmę. Ne? Nuodėmė apraizgo labai lengvai. Reiškia, labai lengvai išties. Ir autorius mus kviečia iš tikrųjų kovoti tą tikėjimo kovą savo gyvenime. Kovoti ją. Ir nežaisti su nuodėme. Nežaisti su nuodėme. Nes ką jį padarys? Supančios mūsų kojas, apraizgys. Ir ganykloje matėte, jeigu, reiškia, kad arklys ten koks toli nenubėgtų, jis yra supančiojamas. Kad jis ten per daug kažkur toli nenubėgtų. Jis supančiojamas ir po truputį juda, bet ką ten kalbėti apie kažkokį jau varžybas, ten hipodrome ar kažkur, kuris ten nubėgs supančiotas. Taip ir nuodėmė, ką jį daro, apraizgo. Jį apraizgo iš tikrųjų. Ir kažkaip aš galvodamas apie tai, žinote, kartais būna taip, kad tos viešos nuodėmės, kad jos nebūtų matomos ir visai neblogai tada. Reiškia, jeigu viešai tai nebado akių kažkam, reiškia, jeigu jau viešai akivaizdu, tai tau brolis sesė, kažkas sakys, kaip čia tau, tvarkykis kažkaip čia savo gyvenime, reiškia, kažkokius daryk sprendimus, bet jeigu nesimato, ir nieko tokio, viskas gerai. Viskas gerai, aš juokauju. Bet iš tikrųjų, žiūrėkime, Viešpats, jisai žiūri į mūsų širdis, ir slaptas mūsų gyvenimas, jis yra labai svarbus Dievo akyse. Kartais mes norėtume galbūt, kad tas viešas gyvenimas labai toks spalvingas ir svarbus būtų, bet sako, Viešpats žiūri į širdį. Jis žiūri į širdį. Taip kaip medis, žiūrėk, jisai užaugina, reiškia, gražų kamieną, lapukai, vaisiai, Bet mes juk nematome, kas vyksta po žeme.
ane? Mes nematome, mes matome gražų medį, gražius vaisius, bet nematome, kokios ten šaknys yra iš tikrųjų. Ir jeigu medis neša gerus vaisius, matyt, šaknys yra sveikos, jos yra gilios, ane? Jos pasiema medžiagų, jos maitinasi ten iš gelmės kažkur ir viskas tvarkoj, viskas tvarkoj. Ir kada Dovydas 50 psalmėj, jis atgailauja prieš viešpatį, jisai meldžiasi ir ką jisai sako? Sako, viešpatie, aš nusidėjau tavo akivaizdoje. Dieve, net, ką nusidėjau, net mane mama jau tokį pagimdė. Jau nuo įsčio aš visas nuodėmingas, iš tikrųjų. Ir tada Dovydas sako, viešpatie, bet sako, tu mėgsti tiesą širdyje. Tai va, aš galvoju, ta tiesa širdyje yra labai svarbu mums, kiekvienam krikščioniui, ne? Tiesa širdyje. Aš nežinau, kiek tu kovoji slaptų kovų savo gyvenime. Tu nežinai, kiek aš kovoju tų kovų, ne? Bet jeigu mes jas kovojame iš tikrųjų, viešpats duoda pergalę. Viešpats duoda pergalę iš tikrųjų. Bet baisiausiai, kai mes susitapatiname ir sakome, čia nieko nepakeisi. Čia nieko nepadarysi. Čia jau taip ir liks viskas. Taip ir liks ir čia nieks jau nieko nepakeis. Aš atsimenu, turėjau tokį ir draugą, bet ir, galima ir taip sakyti, jisai žmogus buvo, trumpai papasakosiu tokią istoriją, jisai buvo, reiškia, daug metų praleidęs kalėjimuose ir dar tai buvo sovietiniai laikai, tai, reiškia, Sovietų sąjungoje, Sibire, ten, reiškia, tolimuose rytuose, recidivistas buvo, žodžiu, iš kalėjimo išeina, metai kiti vėl į kalėjimą ir taip nuo 16 metų jis minėjo, kad iki ir tuomet, kai mes susipažinome, jam buvo 40 gal metų, virš 40, jis pažino viešpatį. Jis įtikėjo iš tikrųjų ir įtikėjo tokiose sąlygose, kaip sakyti, tokiose, žiauriose, taip sakykime. Mes lankydavom sąvartynus. Šalia Vilniaus lankydavom sąvartynus ir ten sąvartynuose žmonės praradę savo, reiškia, butus, žodžiu, tokie kaip benamiai, bet jie ten gyvendavo palapinėse, turėjo pasistatę ir vertėsi iš to šiukšlyno, rinkdavo ten, reiškia, buteliukus, ten, reiškia, maistą rasdavo, ten, žodžiu, daug dalykų. Ir ten net kastos buvo jų tarpe, atrodytų, tokioj vietoj. Ir vis tiek jie susigrupavę dar ten viršesni vieni kiti, reiškia. Bet, reiškia, taip leido jie dienas. Ir aš atsimenu, mes atvažiuodavom ir važiuodavom su misija tenai. Ir atvažiuodavom ir, reiškia, jie klausydavosi, mes veždavom arbatos jiems, reiškia, sumuštinių ar bandelių nupirkdavom, kokį plovą išvirdavom, pamaitindavom juos, reiškia, giesmes giedodavom, viešpatį šlovinom, liūdydavom apie viešpatį jiems ir kviesdavom juos atsiverti viešpačiui, priimti Kristų, iš tikrųjų patikėti juo, savo gyvenimą į jo rankas atiduoti. Ir mes tai darėm kurį laiką. Ir aš atsimenu tą žmogų, jisai ateidavo ir jis buvo, žinai, jis visas būdavo, jie ten krapštydavosi, jie pajuodę jų veidai, ten nuo tų dulkių visų, reiškia, prakaito ir tokie pajuodusiais veidais jie ten būdavo. Ir kada jis klausydavo giesmių ar liudijimo, reiškia, labai įspūdingai, žinai, jis pradėdavo verkti. Ašaros jam bėgdavo ir, žinai, kadangi skruostai suodini, ašaros
palikdavo, reiškia, tokius takelius savo, žinai, tokie balti takeliai ant jos skruostų. Ir jis susigraudinęs, jis klausydavo ir ne vieną kartą, antrą kartą atvažiavom, matau vėl panašiai. Ir mes pradėjom jį kalbinti, iš tikrųjų, kviesti priimti Kristų. Ir jis atsivertė žmogus. Jis atsivertė iš tikrųjų. Ir parūpino, ten kiti broliai parūpino jam kur gyventi, priglaudė į bendrabutį, nes nieko jis neturi. Nei artimų, nei paso, nei nieko jis neturi. Ir, žodžiu, ir padėjo jam keltis. Padėjo jam kiek galėjo, reiškia, ir mes, reiškia, dažnai susitikdavom ir melsdavomės, ir kalbėdavomės, ir patardavom daug jam, reiškia, žodžiu, patarnaudavom. Ir aš atsimenu vieną tokį dalyką. Jisai rūkydavo, žinai, rūkydavo gal ten, sakė, nuo 12 metų ar panašiai. Tai, žodžiu, patirtis, toks stažas jau nemažas jo buvo, žinai, rūkymo stažas. Jis, reiškia, o mes be abejo, mesgi nerūkydavom. Mes jau buvom laisvi. ir aš atsimenu, reiškia, jisai sako, kaip man, reiškia, aš irgi noriu mest rūkyti. Jisai, reiškia, kalbėdavom, aš irgi noriu mest rūkyti. Sakom, parkuoj, daryk žingsnius iš tikrųjų. Nes aš atsiminiau, kaip mano gyvenime buvo, kai aš įtikėjau. Aš važiuoju į susirinkimą ir negaliu, traukiniu važiuoju iš Vievio į Vilnių ir visada į Tamborą išeinu patraukti, nes man ten laikas per ilgas, kad aš davažiuočiau iki Vilniaus be cigaro. Ir aš vis išeidavau ir man taip negerai būdavo, broliai nerūko jau. Ir man taip nefainai, žinai, bet aš kitaip negaliu, kad ten neveidmainiausi. Aš rūkau. O jie jau nerūko, vyresni broliai mūsų. Ir aš jiems sakau, kaip man? Tai mane nuramindavo jie. Ačiū Dievui už juos. Jie sako, tu nebijok mūsų, nesigėdink kažkaip mūsų. Bet sako, jeigu tu nori, sako, tu Dievo prašyk. Sako, visi mes perėjom per tai. Ir sako, tikrai jeigu nori, Dievas tau duos tą laisvę. Bet sako, ar tu nori iš tikrųjų, ne dėl mūsų žmonių, bet ar tu nori prieš Viešpatį tai atsikratyti tų dalykų? Aš pagalvojau, noriu. Kažkaip išsigryninau, kad noriu. Ne tik dėl žmonių. Ir tai buvo, paprašiau, pasimeldžiau. Ir tas, nepasakosiu aš daug, bet tas kelias tai. Ir dabar jisai klausia, kaip man daryti? Sakau, panašiai. Jeigu tu nori, prašyk Dievo, daryk žingsnį, būtinai turi daryti žingsnį, nes jeigu nedarysi žingsnio, nieko nesuprasi iš tikrųjų. Prašyk ir daryk žingsnį. Ir pasižiūrėsim, kas gausis. Ir jisai, reiškia, susitinkam po kiek laiko, toks nusivylęs žmogus biškiai. Sako, žinai, atėjau namo, pasimeldžiau, cigarus sutryniau, vakare jau prieš miegą, sutryniau cigarus ir iš šiukšlių dėžę išmečiau. Ketvirtą, neatsimenu aš kada jis tiksliai sakė, bet, reiškia, prieš rytą. Sako, viskas, mane laužyti visą pradėjo, mintis visos. Aš, atsikėliau į tą šiukšlių dėžę, išknisau, ten susisukau tą tabaką ir jis nusivėlė, sako, nesigavo man. Bandžiau, nesigavo. Koks atsakymas? Bandyk toliau. Kito kelio nėra. Aš nežinau, kiek mums kartais tenka kovoti tų kovų, kol ateina ta laisvė iš tikrųjų. Vienam žmogui, pavyzdžiui, man su alkoholiu, no problem buvo. Aš buvau užkibęs ant alkoholio. Bet man buvo akimirksnių, bet aš žinau, kai kurie broliai su tuo vargo metus, mėnesius iš tikrųjų, kol išties tas,
tas kelias jis kažkaip tą pergalę jį ateina. Tai čia klausimas, kad iš ties mes negalime pagal tą vieną kartelę visų. Man tai buvo ir tau taip turi būti. Ne? Tu nežinai, bet kad Viešpats nori, kad jis gali 100%, bet nebūtinai bus kaip man. Ir jeigu tu po vienos maldos pasimeldęs nemesi rūkyti, nepyk ant manęs, kad aš tau tai pasakiau. Man tai buvo, o tau gali būti 20 maldų gali reikėti. Ne? Gali reikėti daug, bet kovok tą kovą. Kovok tą kovą. Kovok tą kovą. Ir žodis mus drąsina. Žodis mus drąsina iš tikrųjų. Sako, bėkite tose lenktynėse, nusimeskite apsunkinimus ir lengvai apraizgančią nuodėmę. Lengvai, nes ką nuodėmė daro? Ką nuodėmė daro? Ji mūsų gyvastį iščiulpia. Ne? Ji mūsų gyvenimą mūsų paima iš tikrųjų. Žinai, labai geras palyginimas, kažkada mes, atsimenu, naudojam tokią, sako, matai, voratinklis, musė, tenai voratinklyje musė, kaip jinai atrodo? Gyva 100%. Su sparneliais, reiškia, bet jeigu tu prieisi ją, žiūri, kad jinai išdžiūvusi yra. Kas nutiko? Voras atėjo ir pasiėmė jos gyvybę, iščiulpė. jinai gražiai atrodo, bet nėra gyvenimo, nėra gyvybės iš tikrųjų. Taip ir nuodėmė. Nuodėmė taip pat, ji paima mūsų džiaugsmą, ar ne taip? Ji paima mūsų džiaugsmą, ji paima mūsų gyvybę. Ji iš tikrųjų ant sąžinės užmeta kaltę, stiprią kaltę iš ties. Ir tada, jei taip atsitinka, mes turime ieškoti Viešpaties, ieškoti atgailos. Pasakyta, žinai, man kartais baisu, sako, Ezavas ieškojo atgailos, bet nesurado. Dieve, apsaugok mus. Apsaugok mus, kad mes nežaistume su nuodėme, kad nežaistume iš tikrųjų. Mes kartais tokie užtikrinti, kad visada surasime atgailą, ne? Bet pagalvoju, o jeigu taip neįvyktų ir tavo širdis užkietėtų ir tu, žinai, į nuodėmę po truputį sugrįžtum, saugok Viešpatie. Saugok Viešpatie nuo pikto iš tikrųjų. Bet ir Viešpats saugo, ne? Viešpats saugo ir mes saugojame taip pat save, ne? Ne tai, kad jeigu Viešpats norės, padarys tai. Ne, brangusis. Jeigu tu labai norėsi ir prašysi Viešpatės, jis tai padarys. Jis daug nori dalykų mūsų gyvenime, bet kol mes netidarome jam durų, nepasikviečiam jo, su ašarom galbūt neprašom jo, dalykai nesikeičia. Dalykai nesikeičia, reikia mūsų širdies. Reikia vidaus išties. Ir Viešpats mus, kaip sakyti, perspėja tais dalykais, kad nuodėmė jį apraizgo, apsunkinimai taip pat mūsų sustabdo. Todėl palikime juos. Taip, nieks nesako, kad lengva labai, bus sunku, teks kentėti, bet tada žiūrėk, kita pusė eilučių mums sako, bėgdami tose lenktynėse, taip sako, apsunkinimus reikia palikti, nuodėmės saugotis, kad jį nepraizgytų mus, ne? Bet sako, tuo pat metu, bėgdami, sako, žiūrėkime, ne? Žvilgsnis. Sako, kur mums žiūrėti? Sako, į Viešpatį. Bėgdami, žiūrėkime į Viešpatį, mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją. Žiūrėkime, kaip jis nubėgo jis irgi bėgo šitose lenktynėse, kaip ir mes iš tikrųjų. Jis turėjo savo special takelį, ypatingas, bet tai buvo jo takelis.
iš vienos pusės mes jo nepakartosim niekada, iš kitos pusės mes galime į jį lygiuotis, ane? Mes galime į jį žiūrėti, mes galime iš tikrųjų pasisemti sustiprinimo iš mūsų viešpaties nueito kelio išties, nekalbant jau apie kryžiaus auką. Tai tik jis galėjo padaryti už mus visus, bet turiu omeny apie tą bėgimą, apie tą kovą iš tikrųjų jo dykumoje. Mes skaitome, kad šėtonas atėjo, jį iš tikrųjų gundė, jis išsilaikė, daug dalykų buvo ir daug jis patyrė įvairių dalykų, jis perėjo ir autorius sako, bėgdami žiūrėkime į viešpatį, kiek jisai iškentė priešiškumo, kiek jis iškentė priešiškumo iš tie. Kai tu skaitai Evangeliją, kiek ten to priešiškumo buvo, daug buvo labai priešiškumo. Vieni ateina jį kaltina, kiti mėgina, nori pagauti, ten daug dalykų buvo. Ir galiausiai be abejo buvo kryžiaus mirtis, bet tai yra kelias. Ir sako, kiekvienas, kuris nori sekti Kristumi, jis bus taip pat išbandytas visais šitais dalykais. Jis bus išbandytas. Sako, mes pašaukti ne tik tai tikėti, bet ir dėl Kristaus kentėti. Tai taip pat yra dalis. Kentėti niekam nėra lengva. Niekam nėra lengva, yra sunku. Ir kai tu kenti, tau reikalinga ištvermė, reikalinga ištvermė, iškęsti tą sunkų laiką. Kai sportininkam vienareikšmiškai jiem be ištvermės, ką jis padarys, atrodo, kad viskas jėgos baigėsi, čia tu ir sustosi, bet žiūrėk, jie pakelia, jie toliau eina, ištvermingai. Ir mes, tikintis, mes taip pat išties, mes tą ištvermę ugdomės, ugdomės. Ir kaip ta ištvermė ateis, jeigu nebus išbandymų, jei nebus sunkių dienų, jei nebus tų, kaip sako, Lietuvoje tas cepelininis dangus, dažnai būna pilkas toksai, saulės nesimato išties. Ir mūsų gyvenime išties būna tų nemažai dienų, nemažai dienų, tų pilkų dienų ir niūrių dienų, išbandymo dienų. Bet raštas sako, o kaip kitaip, kaip mes subręsime, kaip Dievo vaikai, kaip mes subręsime, kaip mes ištvermės, iš kur mes turėsim, jeigu nebus tų sunkumų, jeigu jų nebus, mes taip esame užgrūdinami. Mes esam užgrūdinami per tuos sunkumus, per tuos įvairius, nepageidautinus galbūt dalykus. Tie sunkumų daug, kur santykiuose sunkumai, šeimoje sunkumų būna, bažnyčiai sunkumų būna, kur žmonių ten sunkumų visada būna. Vienas atsiskirtum, irgi po nedaugelio laiko atrastum sunkumų ir vienas. Bet taip yra ir mums reikalinga, sako, ištvermingai bėkite tose lenktynėse, ištvermingai bėkite išties, ištvermingai. Ir žinote, aš kažkaip pagalvoju, raštas kalba ir mes, ir vakar buvo, mes bendrijos buvom tokiam suvažiavime ir apie džiaugsmą daug kalbėjo, buvo svečiai iš Amerikos ir, tarnavo, kalbėjo apie džiaugsmą ir džiaugsmas yra būtent tai, kas mus lydi, kas mus lydi iš tiesų. Bet žinote, jeigu krikščionis jisai aš turiu visada džiaugtis, tai tada jau, tai man nebus gal sunkumų visai tada. Neturėtų būti sunkumų visai. Jeigu aš, visada turiu džiaugtis. Bet raštas sako, kad džiaugtis ir
sunkumuose mums džiaugtis ir sunkumuose iš tikrųjų. Ir aš kažkaip skaitydamas Timotiejui antrą laišką, antrą skyrių, kur Paulius jau atrodo senyvas žmogus, kalėjime, reiškia, leidžiantis dienas ir jau jisai supranta, kad sako, mano iškeliavimo laikas čia pat jau, reiškia, ir po to mes paskaitysim tą konkrečiai vietą, bet reiškia, ir jisai jaunam tarnui, jis taip jau sako, sūnui tikėjime Timotiejui. Timotiejus buvo, reiškia, tas mokinys Pauliaus, taip sakykim, mokėsi, reiškia, tarnavo kartu, Paulius jį pasikvietė ir jis pradėjo mokytis tarnauti. Ir kada Paulius jau, reiškia, iš kalėjimo rašo jam laišką Timotiejui, buvo sunkumai, buvo persekiojimai, buvo įvairūs dalykai iš tikrųjų. Ir Paulius jisai drąsina Timotiejų. Sako, Timotiejau, tu neišsigąsk sunkumo. Sako, o priešingai sako, iškęsk sunkumus kaip geras Jėzaus Kristaus karys. Sako, nei vienas karys, kad patiktų jį pašaukusiam, ir atliktų savo tarnybą, sako, jisai neįsivelia į gyvenimo rūpesčius, kažkokius. Nu tai tada arba ten, bet sako, jeigu tarnauji, tai reiškia tam tikrus dalykus palieka, ne tokie svarbus, bet koncentruojasi į tikslą iš tikrųjų. Ir kario gyvenimas nelengvas, čia ne man, čia Dariui reikėtų kalbėti apie kario gyvenimą. Reiškia, kario gyvenimas nelengvas iš tikrųjų, reikalauja, kaip sakyti, tokios ištikimybės, nemažai turbūt, ištikimybės, ištvermės taip pat išties ir daugelio dalykų. Tada Paulius kitą ima įvaizdį, sako, reiškia, varžybos, jis vėl pamini, sako, lenktynės, sako, kurie bėga lenktynėse, sako, turi bėgti pagal taisyklės, kad gautų apdovanojimą. Vadinasi, žinai, kaip būdavo, aš atsimenu, mes bėgam ten kokį krosą ir galvoju, reikia nukirsti. Žinai, stadionuose bėgi 10-12 ratų ir taip, galvoju, nu kas čia bėgsiu, nukirsiu. Tai va, su viešpačiu neišeina nukirsti. Su juo neišeis nukirsti. O jeigu nukertame, jis sako, grįžk čia. Tu va čia šitoj vietoj norėjai taip biškį sugudrauti, nukirst. Ne, grįžk čia ir toliau. Jis mus pastato į tą pačią vietą. Grįžk į tą vietą ir tęsk bėgimą. Ir tada trečias dalykas sako, žemdirbys. Ir apie žemdirbį sako, sunkiai dirbantis žemdirbys, jisai pirmas pasiima derlių ir laukia to derliaus, Bet reiškia, kai pagalvojai, žemdirbys, ar lengva būti žemdirbiu? Nelengva, sunku. Oro sąlygos labai daug priklauso, kaime, reiškia, viskas, imam grėblius į lauką, jau nelyja. Reiškia, ten tas kupetas išardai, reiškia, džiovini, debesis. Bėgam vėl į lauką, jau lys, reiškia, greit grėbi, uždengi, reiškia, ir tokių sekinančių dalykų. Ir aš jau po to, kai subrendau, galvojau, aš kaime negyvensiu niekada, reiškia. Aš nenoriu šitų dalykų, aš jų nenoriu. Ir be abejo, šiandien žiūrėk, žmonės taip pat, ūkininkai jie verčiasi, bet šiaip anksčiaugi būdavo žmonės, visi augindavo šalia namų, toks buvo visi augindavo ir to derliaus laukia, o dabar Maksimoj viską pigiau nusipirkti, kam auginti, kam vargintis, Maksima apie viską pagalvoja, kam ta žemė dar ten kišnagus į tą žemę ir panašiai, bet darbas yra sunkus. Jis yra sunkus iš tikrųjų. Ir kai pagalvoji, nei kario, nei sportininko, nei žemdirbio nėra toks lengvas kelias. Ir tikinčiojo kelias, jis taip pat nėra
toks, kaip sakyti, toks ant sparnelio. Praskridai, be jokių išbandymų, tik su palaiminimais. Iš vieno palaiminimo į kitą, be jokio nuostolio. Ot gerai būtų. Bet taip nėra. Taip nėra, dėja. Ir mes daug patiriame dalykų. Daug patiriame, bet turime tą kvietimą, ne? Turime tą pašaukimą viešpaties. Bėkime tose lenktynėse ir nugalėkime tai, kas sukyla mūsų kely, ne? Tai, kad baigtume bėgimą. Ir kelis sakinius pasakysiu apie apdovanojimą. Kokios varžybos, jei nėra apdovanojimo, ne? Juk ir stengiasi visi būtent dėl to, dėl garbės, ne? Vienas dalykas gauti tą, aišku, medalį, o čia jeigu olimpinis, tai čia iš viso jau pasaka, ne? Bet reiškia garbė, įvertinimas, reiškia ir tai motyvuoja žiauriai žmonės, tai motyvuoja iš tikrųjų sportininkus, žiūrėk, jam nepavyko ir jį kalbina, sako, va tau kažkaip nepavyko šį sezoną, sako, nieko, bet laukia olimpinės, aš dar pasistengsiu, aš dar treniruosiuos, aš dar bandysiu, dar ne pabaiga, dar ne saulėlydis mano karjeros, aš dar noriu tokios spalvos medalio ar reiškia, įvertinimo ir panašiai. Ir žinote, viešpats turi savo įvertinimą. Bet tas įvertinimas, jis mūsų laukia. Jis mūsų laukia iš tikrųjų. Ir jeigu mes įtikėdami viešpatį, mes pradedame tą bėgimą, tai mes jį pabaigsime, kai viešpats sugrįš, kai susitiksime su juo, kai ateis mūsų pabaiga čia. Žemė, ate, aš išeinu. Ir senieji pamokslininkai, man labai patiko tas įvaizdis. Jie naudodavo Sperdžianas, ten kiti pamokslininkai, jie naudodavo tą įvaizdį, sako, kai, reiškia, ateis laikas ir tu pereisi Jordaną. Ir tas Jordanas būtent simbolizuoja tą ribą, tą už Jordano pažado žemę. Čia dar vargas, čia kovos, čia bėgimas, prakaitas, ištvermė, visa kita. Bet sako, kai pereisi Jordaną ir susitiksi su viešpačiu, tu įeisi į savo poilsį, į poilsio žemę, tu įeisi. Ir aš galvoju, ačiū Dievui, žinote, kad viešpats mums duoda, kaip sako, jis davė mums šventąją dvasią ir jis duoda mums ragauti, kaip sako, amžinojo gyvenimo jėgų ir čia jis mums duoda ragauti, bet čia nėra pažado žemė, anaiptol. Anaiptol. Čia daug prakaito, daug druskos, bet laukia iš tikrųjų. Paskaitykime pabaigai Pauliaus, kaip minėjau, iš antro laiško Timotiejui, Pauliaus tokį išpažinimą jo. Sako, man labai patinka, žinai, tas momentas, reiškia, kad tas Timotiejus jaunesnis, tas jaunesnis tarnas, Paulius jau baigęs, bebaigiantis tą bėgimą. Ir jisai sako, 5 eilutės 4 skyriaus 2 laiškas Timotiejui. Sako, bet tu būk visame kame apdairus, iškęsk sunkumus, dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnavimą. Va, ne? Čia yra mūsų pareiga. Ne? Tai yra pareiga, tai yra pašaukimas, į kurį viešpats mus pašaukė iš tikrųjų iškęsti sunkumus. Taip, jis žino ir sako, jis neleis bandyti mūsų daugiau, negu mes galim pakelti. O jei ateina išbandymas, vadinasi, tu gali pakelti.
tu dar nežinai savo ribų. Ir jos turbūt ir atsiskleidžia tokiuose labiausiai ekstremaliuose situacijose. Bet Paulius tai kalba Timotiejui. Sako, tu būk, reiškia, iškęsk sunkumus ir atlik tarnavimą. Ir tada jis apie save sako, nes aš jau atnašaujamas ir mano iškeliavimo laikas jau čia pat. Aš kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Ir čia iš tikrųjų, tam, kad mes nubėgtume kaip Paulius, panašiai, ane, kad būtume tovėję vietoje, kur Paulius buvo, reiškia, mums taip pat reiks kovoti kovą, bėgti tą bėgimą, ane, ir, sako, išlaikiau tikėjimą. Vadinasi, į tavo tikėjimą yra pasiūstos tam tikros pajėgos. Tave vienaip ar kitaip išmušti iš tikėjimo, ane? Išmušti iš to kelio. Bet Paulius sako, aš išlaikiau tikėjimą. Aš išlaikiau, taip, sunkumų buvo daug, išbandymų buvo begalės, bet aš išlaikiau tikėjimą. Be abejo, reiškia, su viešpačiu ne vienas, ne? Su viešpačiu, bet tai įvyko. Ir tada, žiūrėkit, sako, nuo šiol manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man duos viešpats teisingas teisėjas. Ir ne tik man, bet ir visiems, kurie pamilo jo pasirodymą. Taigi, Paulius, jis liudija apie save, bet jisai sako, nepagalvokite, kad aš čia apie save kalbu tik tai. Aš kalbu apie mus visus. Sako, bėkime taip, kad gautume apdovanojimą. Ir man tas žodelis labai patiko, sako, teisingas teisėjas. Ne? Žiūrėk, jeigu tu varžybose esi ir kažką neleistiną veiksmą padarėjai, kas tau pasakys apie tai, kas tau duos nuobaudą, 2 minutėm išvarys, tarkim, iš aikštės, diskvalifikuos, raudoną kortelę duos ar 5 pražangą, galiausiai reiškia teisėjas iš tikrųjų. Ir žinote, ir mūsų gyvenime viešpats yra teisėjas. Ir Paulius tai mini, sako, man netiek rūpi, ką žmonės apie mane kalba, net ir ne tai, ką aš pats apie save galvoju, net ir ne tai, atrodo, aš jau čia garantas visako, žinai, centras. Sako, ne tai, bet sako, mano teisėjas yra viešpats. Jis yra teisėjas. Ir čia sako, viešpats, tas teisingas teisėjas, jis duos kiekvienam vainiką, kuris bėgo šiose lenktynėse. Ir bėgdami mes nekonkuruojame vieni su kitais, ne, jokių būdų, per galvos, žinai, lauk, tu lenkis, aš per tave pasieksiu tikslą. Ne. Savo takelį bėgi ir kovoji ne su kūnu ir krauju, bet su nuodėme, kuri gali apraizgyti tave, su apsunkinimais, kurie gali stabdyti tave, ne? Su pasimetimu iš tikrųjų. Ir gali, kaip ten raštas sako, suglebti savo sielą išties. Bet pakelk akis į viešpatį, bėk tose lenktynėse ir ateis diena, kai viešpats pagerbs tai. Jis tai pagerbs iš tikrųjų. Ir sako, mes dėl to triūsėme.